Toks senas geras klasikinis kūrinys toliau tęsia mūsų programą ir mes šiandieną turėsime tokį įdomų pokalbį, visi vairuojantis automobilius ir kažkiek galbūt neišmanantis ir truputėlį pasimetę klasės ir kategorijose turėtų būti kartu. Šiandieną pas mus svečiuose transporto studijų ekspertas Simonas Lipskis. Gerą dieną. Gerą dieną visiems. Tai gal iš pradžių mes ir pradėkime nuo to, kad kas čia per kompaniją transporto studijos? Labai gera įmonė, visiems labai rekomenduoju apsilankyti. Labai neblogas prisistatymas, bet jeigu taip konkrečiau, ką veikia šita labai nebloga įmonė? Na, gal sakyčiau, veiklą būtų galima skirti į dvi tokias šakas. Tai viena iš jų tai būtų užsiimam mokymais, rengiam techninių apžiūrų kontrolierius, techninių ekspertizių ekspertus, iš esmės visoje Lietuvoje. O kitas dalykas, tai esam techninių ekspertizių įmonė, kai jau su mumis tada tenka susidurti visiems tiem, kam kažkokias problemėlės, registruojant, perdirbus transporto priemonės ir panašiai. Ir šiandien mes kalbėsime apie dvi klases, N1 ir N1. Žmonėms, kurie žino, aiškinti nereikia, bet nelabai galbūt įsigilinusi tai kasgi tai per klasės ir kokie šiuo atveju automobiliai patenka ir vieną ir kitą klasę. Na, apskritai kalbant, tai visos transporto priemonės turi savo kodą, kad būtų galima lengviau apsibrėžti, apie ką eina kalba. Šiuo atveju tai tos dvi raidelės N ir M, mes juokaujam, dažniausiai naudojam kaip žodžius reikšminius tam, kad lengviau telefonu kalbant susišnekėti. Tai namas vienas ar mama vienas, kaip pasakyti. Nenormalus galima sakyti ir malonus. Taip, kažkas panašaus. Tai iš esmės eina kalba apie transporto priemonės, kurių, sakykime, jeigu atsižvelgti į registracijos liudijimą, bendroji masė, kaip tai išsireikšta, arba jeigu taip jau moksliškai žiūrėti, tai didžiausia techniškai leistina pakrautos transporto priemonės masė yra iki 3,5 tonos. Ir tai yra arba keleivinės, arba krovininės transporto priemonės. Atitinkamai N1, namas vienas, normalus vienas. Taip. Tai yra krovininės transporto priemonės ir M, mama, tai yra keleivinės transporto priemonės. Ir, iš tikrųjų, komercinės paskirties transporto priemonė, kažkaip visi galvoja, kad ji yra pigesnė. Matyt, taip ir yra. Įsigyti ją kainuoja mažiau. Iš tiesų taip. Ir to priežastis, sakykime, jos yra iš kelių pusių. Jeigu jūs sugalvosite, sakykime, Lietuvoje dabar įsigyti naują tokią transporto priemonę, tai turbūt daugam teko girdėti apie mokestinės lengvatas, kas susijęs su PVM mokesčiu. Kitas dalykas, jeigu kalbėsim apie naudotas transporto priemonės, labai panašus dalykai atseka iš visos likusios Europos. Kadangi, sakykime, krovininiam transporto priemonėm ne tik Lietuvoje yra kitokios sąlygos, tos sąlygos yra kitokios daug kur ES valstybėse. Tik tai galbūt verta pastebėti, kad egzistuoja skirtumas, jeigu pas mus, mes turim N1 klasės krovininę transporto priemonę, tai ją yra keliami tokie reikalavimai, kad mokėti už kelius, kelių naudotojo mokestis. Čia dažnam būna kartais net ir šokas. Atrodo, susitaupė pinigų nemažai ir čia tau šast kelių mokestis. Be abejonės. Tai visas skirtumas tas, kad pas mus yra traktuojama, kad tokia transporto priemonė turėtų šį mokestį mokėti. Egzistuoja valstybės kitos, kuriuose atvirkščiai, kuriuose yra daromos lengvatos verslui, kaip pasakyti, tam, kad jis vystytųsi ir šitos transporto priemonės turi daugiau išlygų, ne tik štai PVM sutaupimas. Bet matyt, tokia gimsta truputėlį pagunda, kuomet įsigijus N1 klasės automobilį pradeda kirbėti mintis, kaip čia padarius, kad jis imtų taip gražiai ir numigruotų į M1 klasę. Iš tiesų dabar ir spaudoje galima ne vieną straipsnį paskutiniu metu pamatyti apie tą sąmokslo teoriją, kaipgi nusipirkti pigiau. Taip. Ir po to turėti tą patį gerą daiktą. Tai iš jūsų specialistų ir ekspertų dabar pusės, tiesos tame yra, apsimoka tą daryti, neapsimoka, žmonės juk vis tiek daro, matyt. Apsimoka ar neapsimoka, sakyčiau, palikim spręsti kiekvienam konkrečiam žmogui, sakykim, bet kokia būtų potekstė viso šito reikalo. Krovininė transporto priemonė ar keleivinė, tai apsisprendžia dar tą transporto priemonę projektuojant. Sakykime, gamintojas tam bus, kad ir koks nors Volkswagenas ar Audi, paimkim, kaip pasakyti. Kada jisai planuoja gaminti transporto priemonę, dar visos mintys tik brėžiniuose, jisai apsisprendžia, kas tai bus. Jeigu apsisprendžia, kad tai turi būti krovininė transporto priemonė, ją projektuoja, kad atitiktų kažkokius tai krovininėms transporto priemonėms keliamus reikalavimus. Atitinkamai ir keleivinėms. Tai šitoje vietoje atsiranda dar vienas toks tarpelis,
kuomet mes turim transporto priemonę, kuri atitinka ir vienos, ir kitos transporto priemonės reikalavimus. Aišku, sąlyginai, kadangi, aišku, mes nekalbam apie sunkvežimis, nuo ko ir pradėjom šiandieną, kad mes kalbam apie lengvasias transporto priemonės. Kurios net vizualiai nelabai ir skiriasi kartais. Taip, vizualiai jos gali būti identiškai vienodas, kaip pasakyti. Tai kuomet mes turim tą tarpelį, kurios ta pati transporto priemonė galėtų liktai atitikti ir vieną, ir kitą pusę, tai va čia tos visos mintys apie to šokinėjimą klasės ir atsiranda. Ir galimybės atitinkamai priklauso nuo to, ar ta transporto priemonė atitinka abiejų klasių reikalavimus. Na, mes kažkaip eilinis vartotojas žiūrim gerokai paprasčiau. Yra sėdynės, reiškia, jau galima važinėti žmonėms, sėdynių nėra, vežioti kroviniams. Ir atrodytų, kad tiesiog sudėjus tas sėdynės, ar ne, kaip ir automatiškai tas automobilis gražiai savo ir persikelia į tą M1 klasę. Sakykime, jeigu mes pasižiūrėsim į tą paprastą automobilį, dažnas automobilis turi kiek? 5 sėdimas vietas, sakykime, ar ne? Ir tai neapsprendžia visiškai jo priklausomumo kažkuriai tai klasiai. Jeigu taip giliai pasižiūrėti į teoriją, ta pati krovininė transporto priemonė galėtų turėti iš viso 7 sėdimas vietas. Taigi tiesiogiai sėdimų vietų skaičius šitoje vietoje dėja nepadeda apspręsti, kokia tai yra transporto priemonė. Galbūt net pasakyčiau tokį pavyzdį, kaip pasakyti, atsižvelgiant į tą vizualumą, ar ne? Sakykime, Lietuvoje dažnus žino automobilių markės modelius, kažkiek bent jau pagrindinių. Paimkim tą patį mažutę Ford Fiesta. Sakykim, tai yra mažutės automobilis, iš esmės su tom pačiom 5 sėdimo vietom, ar ne? Ir jis galėtų būti be viso kito ir krovininis, tikrai krovininis automobilis, kuris negali būti keleivinė transporto priemonė. Niekaip. Kodėl? Vieni iš jų, sakykim, pagrindiniai tokie automobiliai, jie atrodytų šiek tiek kitaip, negu atrodo keleivinis transporto priemonė. Jeigu apie tą tikrą krovininę kalbėti, tai ją perka verslas tam, kad, nedidelių prekių išvežiojimui, pavyzdžiui, ir ne. Tuomet galinėje dalyje, kur būtų antroji eilė sėdynių, galinės sėdynės, apskritai nėra net vietos kojoms, kaip pasakyti. Tai yra visiškai lygi platforma. Niekas ten net ir negalvojo niekada gyvenime sėdinių montuoti. Ir tenai praktiškai niekam ir nekiltų minčių, sakykim. Tai yra tokia aibė, sakykim, automobilių, kurių iš karto aišku, kad tai yra krovininė transporto priemonė. Aišku, sudėtingumas čia visas tas kyla su tom transporto priemonėm, kurios dėja vizualiai atrodo visiškai vienodai. Gerai, mes darom trumpą muzikinę pauzę, grįšim ir pokalbį pratęsim. Radio stotis kelyje. Štai toks smagus kūrinys, kuriame daug kartų kartojama žodelis ne, mus veda link antrosios mūsų pokalbio dalies. Šiandieną pas mus svečiuose transporto studijų ekspertas Simonas Lipskis. Mes labai įdomiai šnekučiuojamės ir dabar ta tokia tema ir tas momentas, kuomet žmogus, mūsų klausytojas, nusprendžia įsigyti automobilį ir, dažniausiai matyti įsigyja jį naudotą, tai nuo to galbūt pradėkime, kad neapsirikti, kad neįsigyti katės maišę ar kokio ten kito dalyko. Gal nepaslaptis, kad visi Lietuvoje norėdami įsigyti naudotą automobilį, norėtų gauti jį Lietuvoje dar neregistruotą ir dar neeksploatuotą. Iš vokiečio. Taip, čia pats geriausias variantas. Pagyvenusio vokiečio. Geriau net jau ir negali būti, tikriausiai. O jeigu tas automobilis dar naujesnis negu 10 metų, ir jeigu dar dizelis ir pilkas, tai čia iš viso. Bet kartais, ar ne, būda užtemsta akis ir kaina, išvaizda, galbūt skubėjimas priverčia paskui gailėtis. Taip, aišku, turbūt rinkos dėsniai galioja ir čia, kaip pasakyti, ir net jeigu pardavėjas nesako tiesiogiai, kad galimos kažkokios tai problemos su tolesniu transporto priemonės eksploatavimu, tai turi būti atsispindi kainoje, dažniausiai. Taip. Galėtų to ir nebūti be abejo, bet, įtartinai pigesnį daiktą pamačius, galima būtų įtarti, kad kažkas ne taip. Sakykime, gal ne kiekvienas yra Mikalda, kaip pasakyti, kur gali kažką tai numatyti, bet į ką reikėtų atkreipti dėmesį, tai vis tik ne tik į patį automobilį, kaip jis atrodo, ar nuvežti jį į servisą, sakykime, kad pakratytų techninė būklė jo, be viso kito reikėtų atkreipti dėmesį į transporto priemonės dokumentus. Tai galbūt jau neverta kalbėti apie tai, kad yra tam tikra rizika pirkti automobilį turguje Lietuvoje, o faktiškai dokumentuose bus parašyta, kad tai Vokietijos pilietis pardavė, tai čia aišku kita, sakykime, visa istorija, bet bent jau pasižiūrėti į tai, kad
visų pirma, tas automobilis yra paminėtas dokumentuose, tai nepatingėti pasižiūrėti identifikavimo numerį, ar jis sutampa su tuo, kuris yra nurodytas registracijos liudijime. Šiuo atveju aš kalbu apie tą numeriuką iš 17 ženklų, kuris yra įkaltas į transporto priemonę pačią. Tai vienas dalykas, o kitas dalykas, na, sakykime, geriausiu atveju Europos Sąjungoje dabar jau kuris laikas turim vienodo sandaros registracijos liudijimus, nors na, vizualiai pas mus knygelė sulankstyta vienaip, kitur porą lapų galbūt, sakykime, bet informacija, jinai yra sukoduota raidelėmis. Tai šiuo atveju reikėtų pasižiūrėti į tą registracijos liudijimą, susirasti raidelę J, Jonas, ir žiūrėti, kas yra tenai parašyta. Na, gerų atveju, tai nemažas procentas transporto priemonių tenai turės būtent šitas raidelės, nuo kurio mes ir pradėjom pokalbį, tai būtent N ar M ta raidelė, kaip pasakyti, ir aišku, šalia bus skaičiukas 1 ar 1 šiuo atveju. Tai būtų pagrindinis dalykas, kuris leistų vienareikšmiškai pasakyti, kaip buvo įregistruota ta transporto priemonė prieš tai buvusioje valstybėje. Be abejo, Vokietijoje, į Lietuvą iš kitur neveža. Tai, žinoma. Yra iš Amerikos, bet ten visos kendusios, čia tą visi irgi žino. Čia visiems žinomas faktas. Taip. Tai, žodžiu, jeigu pilietis dabar, ar savų norų, ar ne savų norų vis dėlto įsigijo automobilį, kurio dokumentuose įrašyta N1, tai dabar reikia susitaikyti su tuo, kad kasmet reiks mokėti tuos 304 eurus, ar tada jau ieškoti būdo pakeisti klasę? Pirmiausia, turbūt reikėtų apsilankyti pas pardavėją ir pagrumoti jam pirštu. Jeigu jis dar Lietuvoje. O iš tikrųjų, sakykime, kas sektų toliau, tai būtent jeigu mes turim krovininę transporto priemonę, tai mes turim techninę apžiūrą kas metus. Skirtumas nuo keleivinės, kad techninė apžiūra keleiviniai M1 klasės jau transporto priemonė yra kas 2 metus, tai jau, sakykime, yra išlaidos ar ne. Kitas dalykas, tai yra kelių naudotojo mokestis, kuris metams laiko, jeigu, sakykime, jį imti, tipiniu atveju būtų apie 300 eurų. Taip. Tai viskas galbūt dar priklauso nuo to, kiek tas automobilis vertas. Jeigu tai yra pakankamai naujas automobilis ir ta kaina galbūt paskęsta visoj bendroj sumoj, tai galbūt neverta per daug ir galvoti apie tai, kaip sakyti. O jeigu mes jau paskaičiuojam ir matom, kad yra poreikis kalbėti apie galimą virsmą tokios transporto priemonės į keleivinę transporto priemonę, tai šitoj vietoje mes jau susidurėm su techninė ekspertizė. Tai va, dabar čia taip skamba kaip, aš nežinau, lobotomija ar kažkas panašaus. Kas turėtų vykti? Kokie eiliškumas, etapai? Visų pirma, visada siūlyčiau paprasčiausiai pasinaudoti internetu, didžiausių draugų Google, kaip pasakyti, susirasti artimiausios savo techninės ekspertizės įmonės kontaktus. Galit pasinaudoti štai Lietuvoje veikiančių asociacijos puslapių techninių apžiūrų vta.lt. Tenai rasite visų techninių apžiūrų įmonių kontaktus, kurios visos techninių apžiūrų įmonės yra ir techninių ekspertizių įmonės. Tai galima kreiptis, tik tai reikėtų pasižiūrėti, kad konkrečioje stotyje būtų ekspertas, pasakyti. Susirasti telefoną, pasiskambinti, pasakyti štai tokia situacija ir pirmas klausimas, tuomet ko jūsų paklaus, tai bus to automobilio pirmosios registracijos data. Supratau. Šitoje vietoje mes turim dabar tokią situaciją, kad kertiniai metai, tai yra 2009 metai, konkrečiai balandžio 29 diena. Iki šitos datos mes turim lengvesnę šiek tiek procedūrą, kuomet ekspertizės metu ekspertas vadovaujasi iš esmės tuo, kas yra prieinama be papildomos dokumentacijos, jeigu yra tokia galimybė, dažniausiai jie yra. Kraštutiniu atveju galėtų viskas šiek tiek pasudėtingėti, bet paprastai užtenka to, ką galima pamatyti ant transporto priemonės, žvelgti jos dokumentus ir tam tikrose duomenų bazėse pamatyti. Bet kitas variantas, jeigu automobilis yra naujesnis, tai kvepia didesnėmis išlaidomis. Tokiu atveju reikalinga ne tik techninė ekspertizė. Tuomet dar bus reikalinga po to kreiptis ir į valstybinę kelių transporto inspekciją. Ir tam, kad tą ekspertizę iš vis būtų galima pradėti, jums teks apsilankyti ir pas tos transporto priemonės gamintojo atstovą. Visų pirma, sakyčiau, skambutis. Išsiaiškinam, ko reikia. Jeigu reikalinga kreiptis į atstovą, tuomet pirmas žingsnis yra atstovas. Pas jį nuvykus galima išsiaiškinti, ar tas automobilis papuola į tą aibę, kurie atitinka ir keleivinės, ir krovininės transporto priemonės reikalavimus. Jeigu gamintojas pasivargino ją sertifikuoti kaip
keleivinė transporto priemonė, tuomet už pinigėlius gauti tam tikrų sertifikatų krūvelę. Šitoje vietoje teks susimokėti. Tai svarbiausia dabar 2 klausimai. Kiek tai trunka ir už kiek? Na, kiek tai trunka, tai įsivaizduokim taip. Visos įmonės, kurios atstovauja gamintojus, tai yra paprasti UABai. Ir nuo jų konkrečiai priklauso, kiek jie turi galimybių, kiek jie turi norą, kaip pasakyti, žiūrėti, kaip šnekėti su žmonėmis. Bet paprastai yra labai įvairiai. Ir būna, kad ir diena trunka, būna, kad ir savaitę reikia palaukti, bet, na, tose ribose, sakykim, tai yra įmanoma. Kiek tai kainuoja? Kaip minėjau, kiekviena įmonė tai yra uždaroji akcinė bendrovė ir nusistato kainas tokias, kokias ten turi galimybę. Tenka girdėti įvairių pavyzdžių, pavyzdžiui, apie porą šimtų eurų. Supratau. Tai žodžiu, nu taip, ar kelių mokestis, ar dar kažkas. Sklando gandai, čia kaip ir visi automobiliai iš Vokietijos, jog kaimynai Latvijai turi kažkokią mistinę švelnesnę tvarką, pas juos kažkaip ten lengviau, ar čia vėlgi tik gandai? Na, gandus be abejo sugaudyti yra sudėtinga. Istoriniai faktai rodo, kad buvo įvairių atvejų ir buvo įvairių situacijų, bet kaip pas mus teisinė situacija gana dažnai kinta, tas pats yra ir ten. Tikrai buvo toks laikas, kada iš klientų buvo galima girdėti, kad veža, registruoja, parveža atgal. Šiai dienai galbūt vertėtų įspėti, kad iš esmės registruojant transporto priemonę pirmą kartą Lietuvoje, regitroje vyksta ir patikrinamas, kokia jinai buvo tuomet, kai nuriedėjo nuo konvejerio gamykloje, ir jeigu išaiškėtų, kad nesutampa tas faktas, kokia nuriedėjo ir kokia yra dabar, gali tekti susidurti su ta pačia situacija jau ir įteisinus Latvijoje tą transporto priemonę kaip keleivinė, čia jinai vėl bus traktuojama kaip krovininė, nes nebuvo įteisintas Lietuvoje šis virsmas, sakykim taip. Tai gali tekti vis tiek tos pačios techninės ekspertizės prireikti, kreiptis į gamintojo atstovą, po to susimokėti už ekspertizę ir susimokėti dar valstybiniai kelių transporto tarnybai. Tai galų gale mes galėtumėm kalbėti, kad, sakykim, pinigai, kuriuos reikėtų planuoti, tai, na, statistiškai žvelgiant, kaip pasakyti, nereikėtų galvoti apie mažesnę sumą nei 600 eurų. Gerai, dabar atmeskim visą tai, ką kalbėjome ir įsivaizduokime, kad jūs nedirbate transporto studijoje, nesate ekspertas, jeigu jums pasiūlytų kažkas, na, kad ir tą pačią Audi Q7, ne už 60, o už 50 tūkstančių. Ryžtumėtės visai šitam maratonui, ar ne? Na, visų pirma, jeigu aš atmetu savo dabartinės pareigas, tai aš nieko nežinau apie šitą virsmą. Tai garantuotai jama tada. Tada tai faktas. O šiaip iš tikrųjų, net ir, sakykime, žinodamas tą situaciją, šitoje vietoje baisumas yra tas, kad niekada negali būti tikras pats. Vis tiek tai priklausys tada ir nuo gamintojo, ir nuo tų pačių atstovų, ar jie eis į kalbas, ir galų gale galbūt tie pinigai išauks iki kažkokios tai didelės labai sumos. Aš asmeniškai šiai dienai tikrai nesiryščiau. Bet čia yra mano asmeninis požiūris. Ta automobilį, kuris jau yra transformuotas iš N1 į M1 kategoriją, paskui parduodant jau čia kitam, sakykime, savininkui, kažkaip, na, tas žmogus, naujas pirkėjas, matys tą istoriją, kad ji buvo tokia, paskui tokia, dabar va tokia? Paprastai ne. Va, čia labai geras atsakymas. Registracijos liudijime, Lietuvoje, kokį mes jį turime, taip, nėra situacija parašyta. Yra aprašyta ta, kuri yra dabar, čia ir dabar. O kas buvo anksčiau, tai sunku kažką tai atsekti. Yra galimybės tokios, sakykime, teoriškai tokios galimybės yra, kiekvieno atveju šiek tiek ta tikimybė skiriasi, bet, na, jeigu labai būtų didelis poreikis ir žmogus investuotų laiko ir pinigų, turbūt pagrindinius faktus atsekti būtų galima. Galų gale kreiptis ir tą patį transporto priemonės gamintojo atstovą, kuris mažiausiai galėtų pasakyti, kokia ta transporto priemonė gimė. Gimė, taip. O po to būtų galima, na, nežinau, per tas pačias kitų valstybių registracijos institucijas, žinant, iš kur atvažiavo ta transporto priemonė, bandyti ką nors atsakinėti, bet čia jau tokia mistika daugiau negu reali galimybė. Mes mėgstam tokias skambes frazes, vairuok atsakingai, vartok atsakingai, tai matyt, kad ir pirk automobilį atsakingai irgi, čia ne kitaip jau. Matyt, kad taip. Čia belieka tik tai praktiškai visiems palinkėti, kad, reikėtų nesuskupti tų emocijų pagautiem, kad gražus salonas, nėra skilučių nuo cigarečių, kaip pasakyti. Gera kaina. Tabako atvaiko, gera kaina, reikėtų atkreipti dėmesį ir į patį registracijos dokumentą. Nors šitoje vietoje turiu pasakyti, paskutinis automobilis, kurį aš pirkau, iš tikrųjų tik tai regitroje pažiūrėjau pats į registracijos liudijimą, kaip pasakyti. Tai viskas buvo gerai, viskas buvo sėkmingai. Jeigu gerai. Jeigu ir šitie žmonės, taip sakant,
tik tai tada pasižiūri registracijos liudijimą, o po to per radiją pamokslauja, tai ką ir kalbėti. Nieko, žmogiškas faktorius. Ačiū, Simonai, kad atkeliavot, buvo labai įdomu. Labai prašom. Iki kitų kartų. Iki.